Nu tai sveiki, berazūmiai. Bet ar jūs padarė Tai va, sveiki vėl sugrįžę į Elephant Drift YouTube kanalą. Tai seniai besimatėm, paskutinis video turbūt buvo dar pernai metais Matsūrio lygtais. Jo, tai dar po Matsūrio turėjom vieną etapą, tai buvo spalio mėnesį turėjom Bikerniekų trasą Rygoj. Kadangi aš ten važiavau vienas, tai nieko per daug nenufilmavau. Tik tai gal kas sekat mus daugiau, tai matėt, kad top 16 formate kvalifikaciją praėjau, tai čia prisimenant 2024 metus ir top 16 pralaimėjau Tomui Butomiui, padaręs Čeise pakankamai nemažą klaidą ir apsisukęs. A really nice job by Butavičius, what a nice and loud run by him and trying to chase. Nesmė. O ką? Turim 2025 metus, kaip ir matot, mūsų garažo aplinka irgi pasikeitus. Tai turėjom biškį reikaliukų senajam garaže, buvo biškį nutikę tam tikrų dalykų. Tai per daug čia, aišku, kas žino, tas žino, kas nežino, tai buvom biškį užsidegę, bet viskas laimingai baigėsi. Bet kaip ir buvom, mes nusprendę keltis į didesnį garažą, nes realiai niekur nebetelpam. Anam garaže nebetilpdavom, tai persikėlėm į vėl didesnį garažą. Tai dabar realiai turbūt visi video bus iš šio garažo, nu nebent ten kažkokie darbai persikels to, ko negalim atlikti čia į kažkur kitur. O ką, mes galim greitai apibėgti ateinančių 25 metų sezoną. Tai rugsėjo... Balandžio 20 dieną turėsim sezono atidarymą, kaip visą laiką Kuršėnai. Tai bus Drift Matsūris, kurį organizuoja Red Helmet. Tai ten tikrai, manau, pasimatysim ir su didžiaja dalim mūsų komandos, tai manau tiek Vilius, tiek Elvinas, tiek aš, tiek Laimonas turėtų būti, gal netgi išvysim ir Tadą Danielių su savo LS-u. Tai labai to norėčiau, gal ir visai būtų įdomu palakstyti su Tadu, nes kaip ir metus laiko jau jo nematėm. Ir tada seka iš karto gegužės 23-25 dieną Alytus, kurį organizuoja Kastytis Alekna. Tada Alytaus dainų slėnyje. Tada Šiauliai, irgi Kastyčio Aleknos organizuojamas etapas, tai bus birželio 13-15 dieną. Ir tada Liepos 6 dieną turėsim Kuršėnus, tai Red Helmeto organizuojamas Kuršėnų etapas, kuriame pernai prisidariau pakankamai nemažai reikalų. Ačiū dar kartą mechanikajam, šiautautas Šarui, Danieliui. Tada patraukiau, baisiai padangas ir tada jau atsiko priekį nuvariau. Palaukas. Dėrim pasiturus, bijom. Atidėsis čia šitoks metalas, kuvaldas. Kurie mano šakę su kuvalda atitiesino ir galėjau išvažiuoti porinį. Tai šiais metais tikiuosi to neprireiks, bet visko būna.
Yeah, boy. Ačiū. Ir tada turėsim rugpjūčio 1-3 dienom Klaipėdą. Tai su Klaipėdos etapu biškai yra įdomiau. Čia dabar gal biškai išduosiu tam tikrų 2025 metų planus, kad Elephant Drift jungiasi kartu su Westside Drift Team organizuoti tiek streeto, tiek semi-pro etapą. Kadangi patys esam važiuotojai ir maždaug įsivaizduojam, kaip turėtų tai atrodyti etapas ir tikrai ne vienam esam jau sudalyvavę, tai su Elvinu Stulpinu, linkėjimai jam. Ir realiai dabar yra vasario 10 diena, tai dar laiko tikrai nemažai turim pasiruošti tam etapui, bet jau trasos konfiguraciją semi-pro lygai esam sugalvoję. Street lyga jinai bus pakankamai paprasta, nes street lyga sportininkai, kurie pradeda važiuoti, tai jie tikrai, manau, nori išsibandyti savo jėgas paprastesniai trasai, kur netiek reikalauja daug skilo. Bet kitas aspektas, kad tiek tie streeteriai, kurie važiuos street'e, galės pasibandyti, manau, ir semi-pro trasą. Make it timeless. Never let it fade. Make it timeless. Never let it fade. Timeless. Make it timeless. Never let it fade. 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 Čia yra vaizdai būtent iš Klaipėdos treniruotės, kurioje buvau ir su kurioje išsibandinėjom su Elvinu tą būtent semi-pro konfiguraciją. Tai kas žiūrėsi tą video, galite dabar pasižiūrėti tą konfiguraciją ir pasakyti, kaip jums atrodo, ar jinai semi-pro lygai pakankamai atrodo įdomi. Tai kadangi toj aikšteliai padaryti labai tokios vietos, kur galėtum išvysti didelį greitį ar panašiai, kas tikrai dar pasunkintų aplinkybės važiuoti negalim. Tai šita konfiguracija, aš įsivaizduoju, turėtų būti tikrai gražių ir smagių porinių trasa. Tai parodom Klaipėdai, kad galim važiuoti arti, kad galim važiuoti labai konkurencingai viens šalia kito ir su sinchroniškais persimetimais. Tai va toks ateinantis 25 metų sezonas, dar dėl vieno etapo mes konkrečiai, kaip suprantu, nežinom, tai turėtų būti irgi gal netyčia prisims Latvijai mumis spalio mėnesį, kad galėtume važiuoti toj pačioj Bikerniekų trasai, kur ir pernai ir užpernai. Tai ar tai pavyks ar ne, tai nežinau, pamatysim sezono eigoje. Nežinau, galiu neišduoti, ar galiu neišduoti, bet Čempas dedasi pilnus lankus. Nes šiemet mūsų čempionatas dar semi-pro kaip ir lieka su rollbaru, bet Latvijos etapas jau turėtų būti, jeigu norėtumėt Latvijos čempę prasilėkti ar Baltikė ar kažkur kitur, jau semi-pro lyga turi pilnus lankus. Tai vat tiek žinių, toliau paleidom Tautvio 4 motorą. Šį kartą irgi M113, tik tai ne 5 litris, o 5,4 litro.
Starteriu kažkas. Čia žinai kas yra, tau nesužadino pagrindinio motorą. O bendeksą įmuša, bet karočiai jis tiesiog nesisuka. Tas įmuša. O kiek restarterio 2 turi būti? Tai pliusas ir sužadinimas 2. Prisisuka 2. Pagrindinis pliusas ir sužadinimas mažas. Pagrindinis plius. O šiaip pliusas prisuktas. Ten prie senelės prisisukai. Gerai, važiuojam atgal. Tai va taip va ir gyvenam. Eik, naktis filmavas. Stum. Kūrėm, sudėję viską, Edvinas Litvinskas jį perinko, kaip ir man, kaip ir maniški, tai tikėkime šitas laikys, tik tai dabar yra pagrindinis dalykas, kad reikia jį sumapinti. Tai vėl važiuoti pas Valdą ir jį mapinti. O, čia kakliuko galiukas. Ai, ne, čia gal suma. A čia turim vožtuvą? Neblogai. Čia buvo 3 numeriu pažymėtos motoras. Tai pabėgo abudu švaistikliai per bloko kampus ir stumokliai subirėjo, vienu žodžiu, čia košė makalošė, viskas susimaišė, dėl įsirbimo ar išmetimo vožtuvas nulaužtas, galvos neardėm, nežinau, bet vienu žodžiu, kad reikaliukų daug. Taigi, ką mes veikiam nuo spalio mėnesio? Ogi realiai atvirai pasakius, nieko. I'm calling Joe. Joe is on a vacation far away. You called him up to talk it over. Oh yeah, this thing. So man, Tai buvo konkretus poilsis nuo garažo. Tai skaitykit, sausio mėnesio garaže buvau labai retas svečias ir per daug nieko neveikiau, tiesiog norėjau atsipūst po sezono. Nes praeitas sezonas tikrai nebuvo lengvas, vien tai, kad nuo sausio mėnesį per 3 mėnesius surinktas automobilis, tada ir nemažai visokių krešų ir viso kito, tai tiesiog norėjau pailsėti. Tai nuo sausio mėnesio prasidėjo virtualaus drifto čempionatas VLDC, tai pirmame etape dalyvavom, nepavyko man praeiti kvalifikacijos, bet surinkau ten kažkiek taškų, likau gal 33 iš 40 dalyvių. Ar 34, neatsimenu, antrajame etape negalėjau dalyvauti vien dėl to, kad kraustėmės į kitą garažą, tai per savaitę laiko neturėjau galimybės skirti laiko treniruotėms, kas realiai tikrai simuliatoriai be treniruočių yra labai sudėtinga važiuoti. Tai tiesiog gavau progą būti kaip YouTube komentatorius, varžybų komentatorius. Tai su Klaidu kartu komentavom antrąjį virtualaus drifto čempionato etapą. Elvinas Jaroševičius, mano komandos narys. Aš net norėčiau nekomentuoti, nes galiu šališkas būti. Bet šiandien jisai kaip ir mūsų komandos vienintelis atstovas, tai aš labai jį palaikau ir tikimės, kad suvažiuos labai puikiai, nes šiandien iš tikrųjų iš pačio ryto stebėjau jo treniruotės, tai
kaip ir labai neblogai tvarkėsi, tai va tikiuosi, kad susitvarkys su jauduliu ir kol kas panašu, kad visai jam neblogai gaunas. Dar panašu, kad biški kojas dreba ant gazo irgi panašu, kad koja dreba. Šiaip iš tikrųjų visai įdomu buvo, kur kas greičiau laikas prabėgo, negu tiesiog žiūrint, kaip kiti kolegos važiuoja pasigilinti, kas kaip, kur, kodėl. Nu, iš tikrųjų įdomi virtuvė. Tai kada dabar filmuoju, tai yra vasario 10 diena, tai greičiausiai šiandien 3 etapo video išeis. Tai už tai dabar noriu garaže biškį pasidaryti keletą darbų. Tai va, yra KM6 radiatorių, pasikeist termostatą, pasikeist, tada lauks sankabą, bet sankabą nežinau kada keisiu, gal kitą savaitgalį, gal šiaip kada gausiu laisvesnę progą, nes pakeis sankabą, čia biškai yra reikalų, reikia nuleisti visą motorą ir panašiai, bet manau, aš jums tai visą parodysiu kitame video ar dar kitame video, nežinau. Tai ką, eisim dabar dirbti. Reikia įsidėti radiatorių, reikia persikelti vairo stiprintuvo žarnas į kitą vietą, nes radiatorius netelpa, nes didesnį dedam. Tai, kaip sakant, einam dirbti. Nu tai vienu žodžiu, pradėjau dėti radiką. Kaip ir buvo limėnė, viskas visai neblogai čia atrodo. Susidariau kaip vairo stiprintuvą prasivest žarnas. Kaip ir viskas ok, bet gaunasi ant tiek kreivas telikas po smūgio į Kuršėnų padangas, kad... What did you think about the ride? Well, it was great! Why? Because apparently you're spinning around and apparently every time you get dizzy. Kraštas nuvažiavęs į apačią, tai jį reikės lyginti, bet realiai tam reikia normalaus teliko. Tai ieškosim naujo teliko, nes anas pavargęs. Tai toks tas 25 metų ateinantis sezonas. Tai vėl smagu sugrįžti į ankstesnį ritmą ir manau, kad pasimatysim vėl dažniau. Čiau, braškės.